Sveiki, YouTube lankytojai. Šiandien jums parodysiu, iš kur galima geriausiai parsisiųsti filmus siųstis arba tiesiog žiūrėti. Tiek lietuvių kalba, tiek rusų kalba. Visų pirmiausia, ką reikia padaryti, tai nueiti į Google ir tiesiog užeiti ant nuorodos siųstis.net. Dabar visų pirma, jeigu nori parsisiųsti filmus, tai jums reikia pirmiausia užsiregistruoti. Užsiregistruoti galite, štai čia būna parašyta prisijungti. Kuomet suvesite duomenis, kadangi aš dabar esu prisiregistravęs, gerai, aš jums dabar kaip tik parodysiu. Įsijungsiu. Ir kaip matote, spauskite čia prisijungti arba registraciją. Čia suvesite duomenis, čia galėsite, tarkim, suvesti taip, patikrinti, Vaisvas yra vardas. Čia suvesite savo slaptažodį, čia pakartosite slaptažodį, čia įvesite savo elektroninį laišką. Čia tiesiog sujungsim informaciją. Taip. Ir spausite išsaugoti. Kadangi aš esu prisijungęs dabar, tai jūs kadangi ir taip pat žinote, kaip padaryti. Dabar filmus tai galima pažiūrėti, tiesiog spauskite siųskis.net ir va štai čia rodo. Čia dabar išeina visi naujausi, kurie kino teatre neseniai rodyti filmai, visi išeina čia lietuvių kalba. Aišku, galite per linkomanį, jeigu turite, ta prasme, pakvietimą ar panašiai. Čia kaip matote, visi yra topai filmų ir kaip matote, visi lietuvių kalba. Čia taip pat beveik visur lietuvių kalba. Čia matote, datos yra parašyta. Tai yra filmų intelkti ir panašiai. Tarkim, paspaudžiant ant filmų. Čia taip užsiregistruosite, tiesiog eisite žemyn. Čia ką rašysim, nekreipti dėmesio. Tiesiog eisite žemyn, spausite siųsti istoriką failą. Nueikite į Google, parašykite istoriją. Spauskite ant pirmos nuorodos. Spauskite ant uTorrent stable, parsisiųskite programėlę ir tiesiog gausite štai tokį failiuką. Štai tokį failiuką ir tiesiog patvirtinsite. Spaudę 2 kartus. Dabar kitas variantas rusiškas, jeigu mėgstate rusiškus filmus, aišku, daugybė yra svetainių, kur galite, ta prasme, siųstis filmus, žiūrėti filmus online ir panašiai, tarkim, paspauskim filmai. Pasirinkim bet kurį filmą, paspauskim ant filmų. Tokiu atveju mes spaudžiame dabar laukti, turime kažkur žiūrėti. Žiūrėti online. Ir tiesiog galite žiūrėti interneto filmus. Tačiau aš jums patariu geriau siųstis, nes todėl, kad online, ypač jeigu mažai turite ramo kompiuteryje, tai tiesiog jis lėtai krausis, žodžius priginės vaizdas ir panašiai, tai jūs geriau, kad aš žodžiu parsisiųsite, kaip ir sakiau, siųstis, parsisiųsite torrentą ir galėsite žiūrėti, galite serialus, galite rusiškus, galite angliškus, su subtitrais, su rusiškus filmus, tarkim. Ir tiesiog einate žemyn, spausti siųsti torrentą ir tiesiog pasisiųsti. Arba jūs galite tiesiog nutekti, čia rašo, bet pasiskaitysite, kas tai yra, kodėl tai rašo. Kitas variantas yra filmai on LT.
Čia parašysite datą, 2014 metų ir išmes visus filmus 2014 metų. Kaip matote, tarkim, man patinka Žmogus voras, spaudžiame žiūrėti filmą, spaudžiame ant filmų ir, kaip matote, filmas prasidėjo. Tik čia nerašo lietuvių kalba, ne? Lietuvių kalba. Ir praktiškai. Na ir panašiai galėsite labai žiūrėti čia įdomiai. Kitas variantas yra rusiški filmai. Tai jums reikia užeiti ant cinema.xx.ru. Tiesiog paspauskite novinti ir matysite filmai, kurie yra naujausi. Štai čia galite paspausti toliau. Tiesiog, tarkim, man patinka Robotas policininkas. Spaudžiame ant šio geltono mygtuko. Play. Čia taipogi galite pasižiūrėti įvertinimus, ar geras filmas, ar blogas filmas, kaip jie yra įvertinimi ir panašiai. Ir čia štai matome playeriai. Arba galima bet kurį pasirinkti, kurį tik tai norite. Taipogi ir čia galima žiūrėti Robotas. Čia Robotas policininkas, bet jau čia, kaip matote, bus lietuvių kalba. Tiesiog galite pasižiūrėti jam, pasižiūrėti filmą ir galite žiūrėti. Jeigu norite pasižiūrėti panašiai. Tai kiek yra gerų svetainių, dar vieną parodysiu aš jums rusišką svetainę, čia kur visą laiką savaitę išeina vis naujausi filmai ir panašiai. Neieškokite kitur, nes tikrai geriau nerasite. Galiu jūs patikinti ir užtikrinti. Tiesiog aš dabar jums parodysiu dar vieną svetainę, kuri man patiko labai. Čia rusiški filmai ir visi naujausi. online.live.ru. Ir tiesiog man matote filmai, paspaudžiate ant filmo, bet kurio, tarkim, einate žemyn ir štai čia matote filmą. Arba tiesiog matote pristatomą filmą. Kadangi čia playlis nesigauna, aš nežinau kodėl. Spaudžiame play. Tai kol kas geriausias internetinės svetainės. Ir tiesiog galėsite savo drąsiai žiūrėti, be jokių problemų. Kaip galėsite siūsti, kaip ir sakiau, persiųsti taškas.net per filmai on.lt galėsite žiūrėti tiesiogiai filmus, per online.live.ru galėsite irgi tiesiogiai žiūrėti rusų filmus, kada naujausiai išeina, kai tik kino teatre pasirodo, tai iš karto ten irgi būna įkeliami. Ir taip pat cinema.xx.ru irgi kas savaitę nauji filmai, tai gero žiūrėjimo, tai tiek. Dar aš jums parodysiu, su kokia programa aš vienu žodžiu, kurią programą aš pagaminu. Ir tiesiog aš su jie dirbu filmus, ieškau dar kažką tai panašaus, jeigu įdomus, tai galėsite ir nusipirkti ir panašiai. Na štai, tokia programėlė, labai yra galinga, čia galima iš karto filmus pasižiūrėti, tada yra relizai išeina, naujausių filmų, čia kaip matote relizai, galima tiesiog paspausti ir tiesiog čia nukopijuoja viską. Arba galima tiesiog iš sąrašo pasirinkti, matrėti užrašai, tai čia užrašai. Ir tiesiog parašykime
filmas The Amazing Spider-Man 2. Pavyzdžiui, ne? Ir tiesiog pasirinkame kiek norime puslapį ir spaudžiame Space Google. Ir čia mums viskas filmų sukelia, visi filmai, kuriuos iš karto galima žiūrėti jau tiesiogiai. Todėl aš tokiu greičiausiu būdu greičiausiai viską surandu. Tiesiog dabar galiu surūšiuoti, filmus parašyti Amazing ir tiesiog spausti rūšiuoti Match Results. Kaip matote, ir tiesiog paspaudžiu nuorodą ir man iš karto atidaro, aš galiu žiūrėti filmą drąsiai. Jei ne vienas, tai kitur. Iš karto tiesiog neįgreičia. Čia dabar kol kas pristatymas yra. Bet taip galite įsirinkti filmą, kurį norite žiūrėti ir panašiai. Ir tokiu būdu galima žiūrėti. Tiesiog ta programa daug daro visokių dalykų. Gal kada parodysiu, kaip jinai veikia iš tikrųjų dar geriau. Viską daro sekundžių reikalų ir panašiai. Tai tiek. Gero naudojimas ir panašiai. Tai taip pat lietuviškas filmas pakanda viską.